Rubrika pristato statybinės medžiagos Pro. Statybos rubrikoje jūs turėsite galimybę stebėti unikalų projektą. Namo statyba, kurią mes parodysime, vykdoma pasitelkus BIM. BIM tai informacinis pastato modeliavimas. Šio proceso metu yra kuriama ir valdoma visa pastato informacinė sistema. Taigi esame Klaipėdoje, Labrenciškių kvartale ir už mano nugaros jūs matote sklypą, kuriame išdygs unikalus projektas, kurio dar nėra Lietuvoje vystyto. Unikalus jisai bus tuom, kad visas statybos ir projektavimo procesas bus vykdomas skaitmeninėje aplinkoje. Tokiu atveju mes pasieksime, kad pačių statybų momentų nebus jokių klaidų. Viskas yra sprendžiama iki statybos pradžios. Pagrindas yra paremtas šios statybos tuo principu, kad viskas yra vykdoma elektroninėje erdvėje, kurioje tiek pastato architektūra, tiek konstrukcijos, tiek visos inžinerinės sistemos yra projektuojamos realiai, kaip atrodys pastate. Tai yra visiškai skirtingas metodas darbo nuo tradicinio projektavimo, kai mes turime techniniam projekte dalinai išspręstus sprendinius. Šioje vietoje mes turime detalesnį negu darbo projektą, kuriame tiek visi žiniaraščiai, tiek visi kiekiai yra patikslinti, nurodyti taip, kaip turi būti. Ir tas modelis jisai bus naudojamas statybos momentu. Šioje vietoje bus statomas individualus gyvenamasis namas 2 asmenų šeimai. Bus statomas laikantis energetinių principų ir aukščiausios kokybės siekimo. Todėl, žinant šių laikų šildymo kaštų kainas ir energetinio efektyvumo poreikį, bus daromas vieno aukšto pastatas, 140 kvadratinių metrų užstatomo ploto, gyvenamo ploto apie 100 kvadratinių metrų. Tai yra optimalus variantas žmonėm, kurie neturi didelės šeimos ir kurie siekia turėti savo nuosavą gyvenamą būstą už pakankamai nedidelės išlaidas priežiūrai ir eksploatacijai. Nauja technologija pasižymi tuo, kad statinio projektavimo metu visa projekto komanda dirba vienoje platformoje. Kaip pavyzdys galėtų būti, jeigu mes turime architektą ir inžinierius arba konstruktorius priedo, tokiu atveju bet ką architektas pakeitęs ar konstruktorius, jie vienas kito darbą seka. Tai yra, jeigu architektas pastūmė vieną sieną kažkur į kairę į dešinę, ar ištrynė, ar pridėjo tą sieną, visus tos pokyčius mato tiek inžinieriai, tiek konstruktorius, tiek visa projekto komanda. Ir jie visi gali duoti savo tam tikrus pastebėjimus, kad negalima taip daryti, ar kažkas kitaip maišys jų pačių projekto realizacijai. Tai tokiu atveju mes išvengėme labai daug klaidų, kadangi matome realiai, kaip viskas turi būti instaliuota. Tai nėra linijos, tai nėra kažkokios tai interpretacijom palikta vietos, tai visiškai atitinka realybę, kaip turi būti pastatyti. Vienas iš didžiausių galbūt pliusų irgi to modeliavimo ir būtent tokio proceso valdymo yra tas, kad medžiagų kiekiai visi yra automatiškai žinomi dirbant tokioje aplinkoje, BIM procesuose. Kadangi šis būtent statybos projektavimo principas jisai yra labai plačiai naudojamas tiek užsienio šalyse, tiek ir Australijoje, ir Danijoje, ir visoje Skandinavijoje, aplamai Lietuvoje jisai tik dar skinasi kelią, bet principas, kad yra eliminuojami žmogiškasis faktorius, kuris neleidžia daryti žmogiškųjų klaidų, tai yra labai svarbus šioje vietoje, kadangi kiekvienas rangovas ar statytojas jisai pagal savo žinias dažniausiai paskaičiuoja savaip kvadratūras pastato. Kažkur prideda, kažkur atmeta. Šičia yra gaunami idealiai tikslus kiekiai. Žinoma, yra įvertinama ir paklaida, nes medžiagos negali būti panaudotos 0,01 kvadrato tikslumu, bet jau yra tas procesas vykdomas daug sklandžiau.